Ką reikėjo daryti? Klausau. Labas vakaras. Labas vakaras. Gabrielė. Nu tai. Labas, Gabrielė, Andrius skambina. Aš esu vieno portalo, kuriame tu esi užsiregistravus administratorius. Kokio? Seks pažintis. Ir tu man, žodžiu, labai patikai. Ir aš galvoju, gal tu norėtum susitikti kada? Nu, nežinau, gal. Man irgi visai patiktų. Kas? O klausyk, tu esi iš ten, kur ir nurodė, ne? Iš kur? Iš Vilniaus. Nu, ne. Ne iš Vilniaus tu? Ne. O iš kur tu? Netoli Kauno gyvenu. Netoli Kauno? Jo. Aš, žinok, savaitgaliais variau visą laiką į Kauną. Tai. Nes pas mus yra reikalų tenais. Tai klausyk, gal galėtume mes susitikti ant pasimatymo. Pavaišinčiau tave kokiu gėrimu skanesniu. Suprantigi, pašnekėtume apie gyvenimą, apie filosofiją, apie guminius meškiukus. Apie ką tai? Mėgsti guminius meškiukus? Haribo. O planai, kokiu tu man tikslus skambini? Nes tu man patinki ir aš noriu, man visą laiką yra žavi, man visą laiką turiu silpnybę briunetėms 1,70 m. O tai iš kur tu žinai, ar patinku ar ne? Man atrodo, kad tu man labai patinki. Jo. O kas blogai su manim? Nu ką, žinau, kad tu šneki kažkokius, nežinau, dalykus. Kokius? Įdomus. Kokius Man įdomus? paskambink, kad aš tavęs net nepažįstu. Kol kas? Man pasakoji tokius dalykus. Kokius dalykus? Nu ką, aš žinau, ten, kad aš tau patinku ir taip toliau. Jeigu tu manęs net nepažįsti, net nesimatė. Mat, aš dabar ir bandau tavęs paklausti. Ar tau patinka, tarkime, guminiai meškiukai? Aš turiu labai didelį pomėgį guminių meškiukų. Tu žinai, tokių minkštų. Tau patinka? Ko tyli? Tai nežinau, privalau atsakyti. Tu nieko neprivalai. Bet taip, tu privalai atsakyti. Na, tai privalau ar ne? O kaip tu nori, ką aš žinau? Galiu ko nors kito paklausti. Tai ne, gal geriau neklausti. Klausyk, tu tokia užsiparinus kažkokia, tai viskasgi tvarkoj. Tai nežinau. Tai Nu, nežinau, iš kurios čia pusės pažiūrės, ar tvarkoja ar ne. aišku, kad tvarkoj. Aš normalus bičas. Aš tavęs net nepažįstu. Nu, tai vat aš tau sakau. Dėl to ir sakau, pažinotum, tai žinotum, kad aš normalus bičas. Nu ir ką? Nu ir va, ir aš noriu su tavim artimiau susipažinti. Dėl ko? Ką žinau? Mes tiesiog... Ką žinau, tai ką žinau. O tai ką veikia susipažinę vyras ir moteris? Šnekasi, bendrauja. Tu dar ten? Aš karočiui, iš kur tu mano numerį gavai aplamai. Tu įvedei. Pas mus yra viena strofa. Įveskite savo telefono numerį. Vat aš ir... O ašgi viską matau. Nu jo. Ir vat kažkaip tai norėčiau pastatyti tave, prispausti tavo galvą savo pėdą ir atlupti kaip žiurkė. Ar tu dar ten? Alio, Gabrielė. Girdžiu, kuo puikiausiai. Tai klausyk, tai o kada tu būsi laisva? Gal savaitgalį susitinkam? Nežinau, lauk. Kur tu turi gal Kaune kažkokią tai mėgstamą vietą, kur mėgsti lankstytis, sakau. Lankytis. Nežinau, bet kur, o kodėl turėčiau, kai tu čia šneki man tokias nesąmonės. Kokias? Nu ką žinau, kažkokias.
Kokias nieko, aš kviečiu tave į restoraną. Aš žinau, tarp kitko, kur labai geras šefas dirba. Kauno viešbutyje. Eina, labai skanus maistas. Pamatysi, labai gerai praleisime vakarą. Ar tu mėgsti kokį teatrą, kiną, ką mėgsti? O tai ką, be manęs yra su po tau nueit? Yra? Tai... Bet aš su tavim noriu nueiti. Tu nori, tu nes nepažįsta, sakai, kad nori. Man tikrai čia tokių pasakų klausyti aš negaliu. Tai čia ne pasakos, Jėzus, aš tave kviečiu pasimatyti, be jokių pasakų. Tu čia pasakoj? Kas pasaka? Kad aš galiu eiti, jeigu aš esam nepažįsti. Nu tai aš galvojau, kad tu kaip ir linkusi susipažinti, jeigu jau užsiregistruoji tokiose svetainėse kaip mūsų. Kokiose? Nu, pažintyse, seks pažintyse. Kur tai? Nu, pas mus pažintyse. Kur pas jūs? Pažintys LT. Kokios pažintys? O tu neturi anketos? Nu, ne. Tai kažkas tai tavo anketą įvedė. Palauk, aš... Gabrielė. Nu, jo. Nu, bet tai čia rašo iš Vilniaus ir tavo numeris yra parašytas. Tai nes neišvykę. Tu metro 70? O kas ten parašyta? Ieškau sekso. Nu, jo, normaliai. Palauk, klausyk, aš tada tave galiu sujungti su mūsų techniniu skyrium, tu jiems paaiškins, jie ištrins tą anketą, okei? Tai man tas tas... Nu tai tavo numeris tai rodomas. Kai tu sakai, kad ten dirbi ir tu taip naudojasi asmeninis numeris ir vis skambinėji? O jo, nu kaip, vienu naudojusi, dabar vienu šiuo metu naudojusi. Tai čia nepažeidė tavo darbo taisyklių? Tai aš mano saitas, aš ką noriu, tą darau. Tenaisgi būna visą laiką parašyta, tipo, kad mes jūsų duomenys galėsime naudoti kaip tik tai norime. Nu jo, kur čia normaliai. Tai jo. Kas jo? Tai tu nori, kad tą anketą ištrintumėm ar ne? Tai aišku. Tai palauk, aš to su techniniu skyrium tave sujungsiu, gerai? Gerai, Gabrielė, tada tiek tos. Pamiršta pasimatymą. Matau, kad tu čia tokia užsiparinus. Tai žodžiu, aš tave sujungiu su techniniu skyrium, pasakysi jiems, kad iš tavo anketą iš... Ne, tai man tas pats negali stovėti, bet tik žinai, man daugiau neskambina ir aš neskambinu nieko. Tai tau kiti žmonės skambins. Tai gal man niekas neskambina? Nu, tai vadinasi, paskambinus, tu ką tik atsiradai pas mus. Aš galvojau, kad tu ką tik užsiregistravai. Žodžiu, aš jungiu tave su techniniu skyrium. Iki. Tai žodžiu, aš tikiuosi, kad niekas neskambins daugiau. Aš tau dabar jungiu. Tai yra tokia Gabrielė. Žiūrėk, 28. Viau. Ja, matai, bet jį užsiregistravus yra, žinok. Aš manau. Numetė ragelį? Nu, numetė. Užsiregistravus, aš manau. Maladėts. Nu, žodžiu, vis tiek aš ją noriu. Kaip čia palaukti man parašė? O graži? Aš nežinau, žinok. Parašė tiesiog, kad 22 metų mergina ieško įdomių vyrų iki 47 metų intimiam bendravimui. Tai čia aiškiai, žiūrėk, aš kaip išrišau šitą situaciją.